Yra euros doleris, savaitinis grafikas, praeitą savaitę prognozavom, kad bus tikimybė raudonas scenarijos, jo, matom dabar kol kas. Vyksta raudonasis scenarijus, važiuojame į apačią, kažkur tai dabar šią savaitę turėtų prasidėti tokia nedidelė korekcija, kaip nedidelė. Gali būti apie 200 punktų kažkur tai korekcija, gali būti mažesnė, bet iki 2,8 turėtų paaugti šią savaitę ir klausimas bus uždaryta ar balta žvakė, ar krentanti, ar auganti žvakė, jau nuo to priklauso kitą savaitę. Gali dar pakrysti, bet kažkur tai ties 2600, 2620, ten gan stiprus toks lygis. Tai abejoju, kad mes be kažkokių naujienų, bet dar kažko tai žemiau nuvažiuosim. Savaitinis duoda spigliukais ir kūnais 2617, tai 2620 kažkur tai jo. Ir 2600, tai psichologinis lygis, jisai kaip visada apvalios skaičius, jie galioja. Bet blogai kas, kad ir trečiadienį, ir ketvirtadienį yra gausybė naujienų iš ekonominių žinių. Taip, trečiadienį pas mus, tai rytoj matom ir Italijos obligacijų išpardavimas. Taip, dar šiandien kafinas vyksta. Po to vakare trečiadienį 21 val. FOMC. Taip, tai dolerių naujienas gali įtakoti viską. Ir gan svarbus naujienas 15:30 Amerikos ekonominis naujienas jo. Šiaip prognozuojamas blogos, tai gali būti, kad padės augimui, korekcijai ten euro, jo. Bet pagrindė 21:00, taip, FOMC Minix, nuo jų rytoj gali priklausyti, ką mes darysim visą savaitę. Ir po to ketvirtadienį yra iš svarbių naujienų, tai 8:30 maždaug. Bernankė pašnekės, irgi gali prišnekėti kažkokių bjaurių dalykų, todėl, sakysim, techniškai gan sunku suprognozuoti, kas čia bus ir kaip. Tai lauksim naujienų. Taip, jeigu neimti dėmesį tos naujienos, tai turi būti kažkokia korekcinė žvakė, jo, kažkokia korekcija, nes gan stipriai mes per mėnesį pakrytom, jo, beveik 500 punktų padarėm kritimų, tai galima laukti apie 200 punktų kažkur tai korekcijos, 200-250 kažkaip tai taip. Važiuojam į dieninį grafiką. Gražus pramušimas dieninio, gražus grįžimas prie dieninio trendinės, taip, ir gražus kritimas. Buvo galimybė čia ir paprekiauti, ir įeiti, buvo prognozuoti tie visi dalykai, taip, kažkur ankstesnėse apžvalgose galit pažiūrėti, pamatyti, viskas ten buvo suprognozuota, kaip pagal prognozes ir vyko. Tai čia gan dabar toks, sakysim, nepalankus eurų scenarius, visų pirma ekonomiškai, visų antra, mes turim, jeigu neimsim tam visą šitą judėjimą, o paimsim grinai tą korekcinį judėjimą į viršų, taip, tai čia labai toks panašus formatas į dvigubą viršūnį. Jinai čia trigubą, jo, bet, labai toks panašiai apsisukimo figūra ir matėm, kad bandė euras ir viršų išvažiuoti, bet neleidžia jom nei fundamentas, nei meškų nuotaikos, sakysim, taip, per mažai būlių, meškų daugiau. Ir jeigu taip žiūrėti techniškai, tai 2,830 buvo pramuštas lygis, taip, šitos trigubos viršūnės ir dabar tikslas, kažkur apie 300 punktų į apačią, taip. Pusę tikslo mes įveikėm 150, dabar irgi nebloga, sakysim, taip, situacija, korekcija, grįžimo atgal iki 2,830, net gali būti 2,880 ir toliau pratęsim judėjimą. Tikslas toks, sakysim, ilgalaikis tikslas, tai iki kalėdų kažkur, tai gal iki gruodžio 10, ten 15 dienos, tai kažkur 2,400. Važiuosim čia. Tai jeigu pirkti, tai trumpalaikį ant korekcijų turėtų minį, kad situacija kol kas eurui nepalanki ir geriau ieškoti selų negu buy.
Va. Tai techniškai, taip, pagal techniką. Va. Aišku, gali būti fundamentas ir šią savaitę, kuris apsuks tą visą techniką, taip, tai čia jau, už fundamentą nieko negarantuoja, bet techniškai mes gražiai pramušim korekcinį trenduką, gražiai pramušim trigubą viršūnį ir mūsų tikslas dar 300 punktų į apačią, iki 2,4 pas mus, 400 punktų, plus minus 100 punktų, čia jau reikšmės neduoda bendrai. Tai vat kažkur sakau, link gruodžio mėnesio mes turim tikslą tokį 2,400, ten 2,350 galbūt, kažkur tai čia. Va. Vakar dalyvavau ten seminarė, reikėjo atspėti, kokia kaina bus gruodžio 10 dieną, tai 2,340 pasakiau. Kažkur tai ten laukiu, jo? Va. Kad gruodžio 10 dieną mes ten nusileisim. Aišku, priklauso nuo daug aplinkybių, bet eurui kol kas palankios statistikos nėra, to labiau Draghi praeitą savaitę šnekėjo irgi nepasakė nieko gero. Taip, pasakė, kad visi augimai, visi atsistatymai laukiami ten 2013 antroje pusėje, 2014 pradžioje, nepradžiugina, žodžiu, bendra situacija, taip, todėl kažkaip iš ko augti nėra dabar eurui, todėl bendrai kritimas vyksta. Aišku, jis net toks, kad kaip per fundamentą, kad Draghi pasako, viskas labai blogai, jo, bet nieko gero nepasakė, todėl pabiški mes matom, kad nedideli judėjimai, ten per dieną po 100, po 50 punktų ir pabiški kryptingai mes judam į apačią. Ilgai tas judėjimas į apačią, irgi negali tęstis, turi būti kažkokia gilesnė korekcija, turi ir pelno fiksavimą būti, ir kitiem dalyviam duoti įeiti į rinką, jo. Tai šitoj situacijai laukiam korekcijos, todėl buy irgi galioja, bet trumpalaikiai. Turėkite omenyje, nėra fundamento, kad būtų ilgalaikis buys. Nebent bus ne euro augimas, o dolerio kritimas. Jeigu išeis ten Amerikos valdžia, ten ar dar kažkas, ar pasakys, kad su doleriu viskas blogai, tada gali būti dolerio kritimas, tai bus euro augimas. Bet bendrai eurui dabar fundamentaliai nėra iš ko augti. H4 periodas. Labai linksmas čia trendukas pavaizdu, gerai, pabražysim iš naujo viską, taip, čia toks buvo eksperimentinis trendukas ir matom, kad buvo pramuštas viskas, taip, mušimas gražus buvo, čia trikampis buvo susiformavęs, toks, vyko pramušimas ir visi tikslai to trikampio atidirbo, taip, ir dabar, kaip tokio, sakysim, kur važiuoti euras nežino, todėl turi, pagrįžti kažkur tai ir toliau jau sudaryti arba trendą, arba dar kažkokį tokį, kryptingą, aišku kryptį, taip, kol kas yra prilimpimas prie palaikymo linijos tokios, ne, ir niekaip mes jas negalim pramušti, reiškia reikia papildomų jėgų, kur tos papildomas jėgas, kažkur tai čia viršų. Kažkur tai čia viršuje ir tikimybė, kad mes pagrįšim 2,850, su kiekviena žvakė vis didėja ir didėja. To labiau šiandien gan tokios neblogos ir Vokietijos ekonominio universiteto išėjo prognozijos investuotojų nuotaikų, taip, ir sureagavo euras, bet po to grįžo atgal. Taip, dabar atsidarys amerikiečiai, pažiūrės, kad neblogas naujienas eurui ir gali pastumti viršų laisvai. Todėl artimiausių metų galima laukti tokios gilesnės korekcijas, bet bendrai kol kas bendra kryptis vis dar į apačią. Vis dar į apačią ir žiūrėsim kažkokių aiškesnio įėjimo taškų, galbūt po visų naujienų, po Bernankė greičiausiai penktadienį bus aiškiau, kur mes būsim ir ką daryti. Dabar, jeigu noras paprekiauti yra, tai su sandoriais galiu tokius porą variantų primesti. Jau visų pirma, jeigu šiandien mes pramušam pagal H4, tai bus 20 valandą. Jeigu mes pramušam 27:30, tai galima palaukti grįžimo prie tos vietos ir nusipirkti su tikslu ten apie 50 punktų ir stopas bus irgi apie 60 punktų. Pirmas tikslas 50, antras tikslas, jeigu tikėsit, kad bus palankęs naujienas trečiadienį, tai galima ir 100 paimti. Man daugiau toks imponuoja variantas pardavimas nuo 2,830 arba 2,855.
kažkur taip. 36-30 čia, nėra skirtumo, taip, nes stopas čia mažas, apie 30 punktų, sandoris pagal trendą, geriau, aišku, 50 pastatyti, spigliukų linijos čia kokių 20 punktų dar atstumu. Sandoris pagal trendą, daugiau polinkis kristi negu aukti, taip, ir čia galima ilgalaikis būti sandoris labai pilningas, taip, tai čia gali būti paskutinį tokią galimybę paimti parduotą eurą tokios jau aukštumose. Ne? Ir važiuosim tada į apačią. Tai vėlgi, jeigu pamatysim, kad yra pramušimas kūnų linijos, taip, nuo spigliukų dar bus atšokimas, sandoris pagal trendą, todėl bus galimybė išeiti be nuostolių. Taip? Todėl man daugiau selas limpa negu buy. H1 periodas irgi gražus palaikymas, taip matom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atšokimai bendrai, niekaip nepasiduoda šitą trendinį liniją, jo ir po 40, po 30 punktų duoda beveik kiekvienas prisilietimas, prie jos duoda atšokimą. Tai, anksčiau ar vėliau jinai pasiduos, bet dabar, kas atsitiko, jo, matom, kad tai buvo spigliukas iki jos, ar dabar jau judėjimas nepasiekė, taip, sustojo biškiai aukščiau ir čia jau galimas toks vienas iš signalų, kad mes jau viskas nuo jos atšokinėjom ir važiuosim link viršutinių kažkokių jau tokių ribų ir artimiausias sustabdymas, tai be abejo bus 2,7, čia lygis 2,720, ketvirtukė 30 jisai, jo, plus minus, 30 ir čia galimas, jo. Jeigu mes įveiksim šitą 2,730, tai mums atidarytas jau kelias tada link 2,780 ir tada 2,820 ir tada jau paskutiniai tie taškai 2,8 ten gaunasi 60. Ja? Ten jau mus sutiks jau ketvirtuko pasipriešinimas. Todėl čia irgi reikia turėti omeny, kad ketvirtukė gali būti spiglys 230 punktų, taip, ir vis tiek žvakė užsidarys po pasipriešinimo, linija nebus pramušta, bet valandiniam tai atrodys kaip, pavyzdžiui, dvi žvakės į viršų, viena į apačią, su pramušimais, su visko. Todėl, valandiniam galima paieškoti kažkokių tikslesnių įėjimų, ta proga, kad šitas gan galingas pasipriešinimas, palaikymas buvo, taip, su juo ir padarysim porą projekcijų, kur paprikelt galima. Pirmoji projekcija, sakau, kažkur tai 2,7, 80, 90, taip, antroji 2,8, 30 kažkur tai bus, priklausomai kada ateis. 2,830. Jeigu jau pramušinėsim šitas projekcijas, pamatysit, kad tai eina viršutinis 2,830 pramušimas valandiniam, tai tada gal ir neverta 2,850 pardavinėti ketvirtukį. Jo? Tai, žiūrėkit, valandinį kartu su H4 periodu. Iš pirkimų galimas dar, jeigu bus grįžimas čia prie 2,650, 56 dabar, jo, galima nupirkti. Arba prie 2,670, vėlgi gan stiprus lygis, visą dieną vakar mes čia stovėjom, šiandien naktį, visą naktį stovėjom šiandien, keletą kartų jį bandėm pramušti, bet nepaėmėm. Reiškia, galingas lygis, 2,670, čia galima irgi daryti pirkimą. Ir M15 periodas, čia vakar irgi sėdėjom rožio, čia biški tokį tranduką, taip, įvyko pramušimas, šiandien per naujienas įvyko grįžimas, gan stiprios linijos, plus lygis dar padėjo ir sustabdė, taip, padarė atšokimą. Vėlgi ta pati, sakysim, lyga, kokia su euro egzistuoja dabar pastaruoju metu, kur mes dieną maždaug pradedam, ten mes link vakaro vėl atsirandam. Nesako apie ką, europinė sesija duoda, jie uždirba kažkiek tai, jo, ir po to bijo, kad amerikiečiai nepalaikys ir todėl link Amerikos fiksuoja pelną ir amerikiečiai pradeda vėl iš naujo tos judėjimus. Tai kryptis mums užduoda Amerikos rinkos, o ta proga, kad vakar Amerika buvo išeiginės, mes turėjom tokį labai silpną dieną.
vakar. Taip? Va. Tai šitoje situacijoje, kas bus dabar, reikės žiūrėti. Taip, kol kas 2700 stabdo, dar viena galimybė yra, kol kas dar yra su nedideliu stopu pabandyti užsipirkti ir padalyvauti korekciją. Taip, jeigu, pavyzdžiui, imti kaip tokį, agresyvų lygį, tai kažkur tai nuo čia pirkimas eina 2675, taip, jeigu im konservatyvų kažkokį lygį, tai gausis va šitie kūnai 2666. Kas 36 tukus bijo, galima 67 padaryti. Va. Ir stoplosas už va šitų spikliukų 10 punktų, pavyzdžiui, nuo 2667 pilnai užtenka. 10 punktų, taip, iki 5,7. O nuo 7,5 irgi gaunasi čia tada, 18 punktų. Tai, pagal M15 šitą vietą dar galiojantį viskas tvarkoja. Taip, galima pirkti ir pirmas take profitas apie 25 punktus kažkur tai, taip, antras take profitas bus apie 50 punktų. Jeigu jau eiti didesnį periodą ir tikėt, kad būtent dabar ar čia prasidės didesnė korekcija, tai galima laukti ir važiavimo į viršų. Kas blogai, sandoris prieš trendą. Todėl, bet kokiu momentu gali būti pramušimas ir jau matom, kad gan stipriai bandė, testuoja šitą liniją, gali neišlaikyti spaudimą. Bet kas gerai, mažas stopas, vertas surizikuoti, didelis profitas, vertas surizikuoti. Su euru taip, kol kas krentam su korekcijom, laukiam korekcijos, nes korekcijos normalios taip kol kas ir nebuvo.